O kodėl mano vaikas neturi antsiuvo? Kartais mes jiems tampam paskutinis įrankis. Labai svarbu būti griežtu, bet būti teisingu. Gal maistas kitoks, gal būsimus lyderius, kurius reikia maitinti kažkokiu skirtingu, kitokiu maistu geresniu. Tai turėsim šiandien tokį atgal į mokyklą epizodą. Prisiminsim gal ir patys, Edvinai, savo laikus mokykloje. Kokia tavo buvo mėgstamiausia pamoka? Tai tikriausiai istorija mėgstamiausia. Linkėjimai mano istorijos mokytojai Laimutį Arlauskaitį. Prisiminimai geriausiai iš mokyklos. Tavo paties? Aš gal geografiją labiausiai mėgau. Tai Juditai Leišytei irgi linkėjimai, geografijos mokytojai mano. O mes tai paprasti moksleiviai buvom neišskirtiniai. Šiandien daugiau kalbėsim apie kadetus. Tai pirmiausia turim pristatyti. Šiandien mūsų svečias yra Ričardas Žilaitis, generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorius. Ir pirmiausia norėtųsi paklausti, kas yra tas kadetas apskritai, kuo jis skiriasi. Paprastam žmogui, kaip supras. Man neaišku, aš žiūrėjau prieš mūsų podcastą, kas yra kadetas. Ten labai skirtingi ir į tolimą praeitį einantys apibūdinimai. Kas tai yra? Tai pirmiausia, laba diena. Malonu iš tikrųjų matyti jūs ir džiaugiuosi, kad jūs sugrįžote nors akimirkai į mokyklą ir pagarbau už tai, kad tikrai atiduodate padėką tiem mokytojam, kuriuos jūs gerbėte. Ir tikrai tie mokytojai, kurie gavo tą padėką, tai turi gerai jausis, nes jie reiškia be reikalo neįkvoja savo energijos. Tai jeigu atsakant į jūsų klausimą, kas yra kadetas, tai kaip ir sakėte, yra labai platu. Tai yra pirmiausia atsakomybė. Tai yra atsakomybė prieš save, prieš šalia esantį žmogų. Toliau yra disciplinuota kaip ir asmenybė, kur jinai siekia tikslo. Tai yra tikslas būti geru piliečiu, siekti gerų akademinių rezultatų, būti fiziškai pasiruošęs iššūkiams, kaip ir minėjau, padėti savo artimui, bet ir būti tuo, kuris galėtų deramai apginti savo artimą ir mūsų šalį. Tai iš esmės galim sakyti, kad pavyzdingas pilietiškas moksleivis, kuris ateityje nori tapti kariu. Aš manau, kad tas žmogus, kuris galėtų priimti ryžtingą sprendimą, padėti savo artimui. Tai čia yra pats svarbiausias. O tai artimas gali būti ir šeima, gali būti artimas ir tos vertybės, kurias jisai turi apginti. Tai kaip ir jūs sakote, jisai gali ginti savo šalį, o gina mūsų šalį ne tik tai kariai, bet ir piliečiai. Kuo išskirtinis yra bendrai kadetų licėjus, kuo jis skiriasi nuo paprastos mokyklos? Ar pamokos ilgiau vyksta, ar jos kitokios būna? Kas tai yra, kuo skiriasi nuo mūsų patirties savo paprastose mokyklose Alytuje ir Marijampolėje, ar ne? Gal maistas kitoks, gal būsimus lyderius, kurius reikia maitinti kažkokiu skirtingu, kitokiu maistu geresniu? Supratau, ne, aš manau, kad mūsų ugdymo įstaiga tai yra, pirmiausia, jinai yra skirta ugdyti žmogui. Ir mes ieškome jaunų žmonių, ieškome žmonių, kurie yra atsakingi, kurie yra pilietiški ir pasiruošę suprasti žodį, kas yra tarnystė. Tarnystė tai būtent pareigai, atsakomybei, tarnystė savo šaliai. Tai tokiem vaikam mes suteikiame galimybę pasijusti ir išbandyti tam tikras veiklas. Tai šalia akademinių dalykų, kuriuos mes skatiname, kad jie turėtų aukštus akademinius, kaip ir minėjau, tos ir pačius fizinius, bet šalia turi suprasti apie mūsų valstybės valdymo modelį, kokie tai yra įrankiai, kaip susideda, iš ko ta mūsų valstybė susideda. Šalia to mes turime ir karybos užsiėmimus. Tai yra ir taktiniai dalykai, ir tie patys žygiai, kurie yra paremti topografijos žiniom,
Tai nuo kokio amžiaus viskas? Nuo 12 metų. Nuo 12 metų. Nuo 12 metų iki 18. Tai jeigu vaikas atėjo pas mus 5 klasėje, jisai išėjęs jau 12 klasėje, jisai jau žino, ką jisai ruošiasi toliau daryti. Tai grįžtant prie dar užsiėmimų, kurios yra papildomai, tai tikrai turime ir šaudimą. Tai yra džiaugiamės to, kad saugos instruktoriai džiaugiasi mūsų jų šūvio būtent taiklumais. Ir džiaugiamės to, kad jie praėję pirmosios medicinos pagalbos gali suteikti būtent reikiamą pagalbą šalia esančiam žmogui. Tai yra per pastaruosius 4 metus gelbėtos yra 4 gyvybės jau mūsų vaikų. Tai rodo tai, ką mes darome, tai nėra tik tai kaip laisvas laikas po pamokų. Čia labai įdomu, apie išgelbėtas gyvybės gali šiek tiek įsiplėsti, kas čia buvo tos tokios gražios istorijos. Tai vaikas mūsų auklėtinis, jisai pamatė skęstantį žmogų žiemą tvenkinyje, jisai jį ištraukė, suteikė pirmąją pagalbą, kol atvažiavo greitoji medicinos pagalba ir tokiu būdu jisai buvo išgelbėta viena gyvybė. Antra gyvybė buvo gelbėta tada, kada moteris sukniubo sustojime. Tada mūsų auklėtiniai nepabijojo iš karto suteikti pirmąją pagalbą. Ir kol atvažiavo būtent pirmosios medicinos pagalbos jau ekipažas, tai jinai vykdė ten širdies masažą. Tai atidavė rankas medikam ir tokiu būdu jinai irgi prisidėjo prie to. Tai tokiu atveju mes turime ir kada mūsų auklėtiniai rodo atjautą žmogui, socialiniam gal atstumtam. Irgi šio žiemos atvejis, kada dar buvo šalčiai pas mumis ir moteris buvo nušalusi kojas. Moteris galbūt buvo ir ne taip prabangiai apsirengusi, gal buvo ir kvapas kažkoks tai alkoholio, bet tie mūsų vaikai, jie nepabijojo, priėjo prie jos, numovė batus ir pradėjo trinti kojas. Tai yra elementarūs dalykai, kurie nesibodi mes to džiaugtis ir iš tikrųjų tie mūsų vaikai yra geri, jeigu mes su jais elgiamės taip, kaip jie norėtų, kad mes su jais elgtumėmės. Aš įsivaizduoju, jums kaip direktoriai tai labai didelis pasididžiavimas turėtų būti savo. Gražu girdėti, kad ugdot tokius herojus ir norėčiau tada paklausti, kaip manot, kiek tokie dalykai, tokios vertybės vaikams yra įdiegiamos, gali būti įdiegtos būtent mokykloje ir kiek iš šeimos tai ateina galbūt, kas labiau vis dėlto lemia susiformavimą. Tai manau, tai, ką jūs išvardinot, visi turi veikti drauge, nes tai, ką jie atsineša iš šeimos, jie atsineša savo tradicijas. Ir tai tos tradicijos ne visada būna pačios primtiniausios mums. Pavyzdžiui, keiksmažodžiai. Pavyzdžiui, nepagarba vyresniam žmogui. Tai jie atsineša iš kur? Atsineša iš tos aplinkos, kur jie praleidžia didesnį laiko dalį. Ta pati rūkimą atsineša, ta pati atsineša tingėjimą, ta pati abejingumą atsineša. Tai mūsų pareiga yra šioje vietoje apjungti pajėgas, ne tik tai, kad mokykla turi būti atsakinga už viską. Ne, tai mes turime dirbti kartu. Tai yra tiek šeima, tiek mes, tiek turime sudėti pastangas, kad tą vaiką truputį pabandyti pakeisti, nes jeigu keičiasi vaikas, keičiasi ir šeima. Bet čia darbas ir su tėvais yra, ar ne? Taip, turime iššūkį ir su tėvais, bet su tėvais, aš manau, turi bet kuri ugdymo įstaiga Lietuvoje, nes šiai dienai mūsų tėvai yra išprusę teisiškai ir kai kuriuose vietose tenka susidurti ir su iššūkiais, bet rezultatas yra tame, kad abi pusės mes turime suprasti, kad vaiko akademiniai rezultatai yra numeris 1, numeris 2, fizinis pajėgumas, numeris 3 yra tolerancija ir pagarba vyresniam žmogui.
Šiaip tėvai nori išleidžia savo vaikus, kaip tas vyksta, ar jie bendrabučiuose gyvena mokiniai, ar atvyksta iš kitų miestų, ar tik Kaune, kokia tai yra Tai sudėtis? pas mumis mokosi kadetai iš 29 Lietuvos miestų. Šiuo metu jau turime iš tikrųjų bendrabutį, kuriame mūsų auklėtiniai gyvena po 2, po 3 kambariuose. Turime poilsio zoną, turime visas reikalingas erdvės tiek mokytis, tiek galų gale gamintis valgyti, jeigu jie nori. Tai čia yra tokia, o tėvai ir išleidžia. Manau, kad taip, tėvai išleidžia, nes kartais mes jiems tampam paskutinis įrankis, kaip padėti vaikams suprasti, ko jie nori. Tai dalis ir tokių yra vaikų, bet ir didesnė dalis yra vaikų, kurie žino, ko jie nori. Ir jie sugeba su tėvai sutarti, kad jie pasirenka gyventi Kaune, nes jų tikslas yra generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Bet jau 12-mečiai ir atvyksta į bendrabučius gyventi, ar šiek tiek vyresni? Iš tikrųjų, 12-mečiai dar yra tas amžius, kada jiems reikalinga yra mama, kada yra reikalingas tėtis. Ir buvome prieš keletą metų pasiėmę ir 5-okų. Pirmas mėnesis buvo labai produktyvus, bet spalį jau prasidėjo pilvo skausmai, jau norisi to ir šiai dienai mes priimame į bendrabutį tik tai nuo 9 klasės. O kiek dabar iš viso yra kadetų? 270. Ir daugiau yra tokių vyresnių, ar būtent to jaunesnio 12-mečio amžiaus? Koks yra tas Tai grubiai pusė yra 5-8 ir pusė 9-12. O jeigu minėjot šaudymą, kad yra viena iš tų ugdymo veiklų, tai tie 12-mečiai jie turbūt dar nebėgioja su gieškėm ir glokais. Koks tas šaudymas, kaip jų atrodo? Ne, tai pirmiausia, jie turi suprasti, kas tai yra ginklas. Jie turi suprasti, iš ko ginklas susideda ir ką ginklas gali padaryti. Toliau yra ginklo valdymo testas, kaip ir kariuomenė. Visi turi išlaikyti, ar tai turėtų pneumatinio šautuvų, ar tai lazeris. Kaip jūs minėte, G36 ar glokais mes dar neturime galimybės to dalyko šaudyti, bet mūsų 18 metų sulaukę kadetai eina į krašto apsaugos savanorių pajėgas ir kuriems yra jau priskirtas ginklas, bet apie tai gal, jeigu bus dar klausimas, vėliau papasakosiu. Bet jeigu grįžtam prie tų 12-mečių, tai mes turim lazerinę šaudyklą, kur irgi jie pradeda nuo elementariausio taikiklio, nuleistuko kontrolės, ginklo valdymo. Tai tas viskas susideda į vieną tą visumą ir po truputį tas vaikas supranta, kad jo rankose yra ginklas ir kad ginklas yra ne tik tai gali padaryti blogo, bet jisai gali ir sudaryti sąlygas ginti. Tai mūsų tikslas, kad ginklas turi ginti. Sakykit, galite truputėlį dar apie save papasakot, man labai įdomu, tokia svarbi institucija, mokykla gal labiau. Kaip tampama kadetų licėjaus direktoriumi, ką iki tol? Čia geras klausimas, iš tikrųjų, ką aš iki to veikiau. Aš buvau pakviestas į šitą ugdymo įstaigą kaip instruktorius ir prieš 12 metų. Tada, kada buvo įkurtas kadetų licėjus. Tai tuometinis vadovas, jisai patikėjo man galimybę treniruoti vaikus ir mes su vaikais pradėjome siekti rezultatų. Tai pradėjome nuo kovinių menų, kovinio sporto, tai ten ėjusi teisingai, rezultatai buvo ir toliau tuometinis vadovas sako, gal tu norėtum pabandyti vesti užsiėmimus. Ir po truputį tas kelias toje ugdymo įstaigoje man pasidarė toksai labai artimas yra, nes pažinoti visus vaikus, 300 tada vaikų buvo, suprasti jų norus, pagauti jų emociją ir pakreipti, tai buvo toksai iššūkis. Ir
tuometinis vadovas sako, tau neblogai einasi, sako, gal tu nori būti klasės vadovu. Aš patapau tada klasės vadovu ir tada gavau tikrai tokią klasę, kur jinai turėjo tam tikrų iššūkių. Tai džiaugiuosi to, kad jie baigė kadetų licėjų. Kokie tie iššūkiai buvo? Iššūkiai. Bėgimas iš pamokų. Tai klasikiniai. Jo, tai čia iššūkiai, tikrai nieko nesisekė, bet kada ateini tokia, kada jos reikia išreikiuoti, kada reikia iš jų išreikalauti disciplinos pagarbos, ten akademinių rezultatų, kada ten buvo iš vis tokiam didelė abejingumas viskam. Čia buvo užduotis, didžioji, tai tą dalyką pavyko susitvarkyti. Kai buvo instruktorius Richardas Žilaitis griežtas yra, ar bando bendrauti su mokiniais, papasakot, ras bendrų sprendimų, koks jūs pats buvot kaip instruktorius? Apie save kalbėti yra labai sunku, iš karto sakau. Tai mes patikrinsim paskui su moksleiviais, ar nemelavo. Apskritai dar įdomu, tada visi mokytojai licėjaus, kiek jie yra griežti, tokie kaip kariuomeniai seržantai, tokie labai disciplina turbūt svarbu vis tiek. Jeigu kalbant apie mokytojus, mūsų mokytojai yra labai geri ir labai daug savęs atiduoda vaikam, nes tikrai tie vaikai, kurie pas mumis mokinasi, jie atėjo iš įvairių šeimų ir ateina su tokiom problemom, su tokiais nuoskaudom, su iššūkiais, su lūkesčiais, kad mūsų tiek mokytojai, tiek ir instruktoriai, kurie pas mumis dirba, tai jie tikrai atiduoda daug daugiau savęs ir kartais jie tą visą rūpestį pasineša pas savį namus. Tai būti mokytoju yra labai sunku. Ir tie, kurie sako, kad čia mokytojas turi labai daug atostogų, čia jisai nieko neveikia, tai aš šitoje vietoje norėčiau paklausti, ar jisai yra buvęs mokykloje ir jisai dirbo tokį krūvį neša, kokį neša mūsų, būtent mokytojai. Ir tikrai aš lenkiu galvą ir labai gerbiu tos žmonės, kurie dirba tokį darbą ir ypač džiaugiuosi mūsų licėjaus mokytojai, kurie yra tokie. O dėl griežtumo, tai yra pats didžiausias iššūkis. Ir teisingų visiems. Taip, ir teisingų visiems, nes tu, jeigu kažko tai reikalauji, tu turi daryti taip pat pats. Tai kaip tu gali vaiko sakyti, kad nerūkyk, o jeigu pats rūkai, ne? Arba ten, kodėl tu pavėlavai į pamoką, o tu pats vėluoji. Arba kodėl nepadarėjai namų darbų, o tu nepasiruošiai pamokai. Vaikai viską tą dalyką jaučia. Tai dėl to mes šioje vietoje turime būti tokiais, kad juos suprantame. Ir mes kaip mokytojai, aš asmeniškai, aš turiu turėti drąsos pasakyti, jeigu aš neteisus. Ir būna tokiu atveju, kada aš kalbuosi su kadetais, buvo čia keletą atvejų tokių, kad mes buvome susitarę su kadetais apie vieną įvykį ir aš apie tą įvykį pamiršau ir jie ateina, sako, tai juk, sako, jūs pamelavot. Ir aš tada sakau, taip, aš buvau tada neteisus, aš atsiprašau, bet tai sekantį kartą man paprašysiu, kad mes galėtume užsirašyti tai. Sakau, kartais man irgi ne viską, sakau, atsimenu ir tų darbų krūvis yra, bet sakau, jūs esate teisūs. Tai va. Dar dėl sporto, kiek apskritai akcentuojama yra visoje programoje licėjaus, kiek yra koncentruojamas į tą fizinį rengimą, fizinį ugdymą, ar tas kovinis būtent sportas yra akcentas, savigyna, kiek to akcento yra sportui? Akcentas iš tikrųjų yra lygiagrečiai, jisai turėtų eiti su akademiniais pasiekimais, nes kiekvieno jauno žmogaus fizinė būklė priklauso nuo to, kaip jisai sugebės pasiruošti pamokoms, namų darbams, kaip jisai sugebės atlaikyti visą dieną, nes pas mumis užsiėmimai trunka iki 5:30 vakaro. Taip, tai reiškia. Ir paskui dar namų darbai. Taip, jo, namų darbai taip pat yra tai neatsiejama dalis. Bet kalbant jeigu apie tą fizinį pajėgumą, jūsų užduotą klausimą, tai mūsų tikslas, kad kiekvienas jisai turėtų kaip dienos tokia kaip ir viena iš užduočių padaryti tam tikrą kiekį atsispaudimų, atsilinkimų,
ten pritupimų, ar tai jeigu dar ir prabėgs, tai bus iš vis. Tai šiuo metu kartu su sporto universitetu mes kūrėme normatyvus ir tie normatyvai parodys nuo 12 iki 18 metų vaiko esamą būtent tą esamą fizinį pasiruošimą. Ir jeigu jisai pavyks, o jisai turi pavykti, tas normatyvas, tai mes jį galėsime naudoti ne tik tai mūsų būtent auklėtiniams, bet ir galėsime pasidalinti su tom mokyklom, su kurio jie norės. Šiandien kiekvienas 5-okas, 6-okas turi tam tikrą normatyvą. Taip, jisai turi tam tikrą normatyvą ir yra ten beros ar 7 ar 8 pratimai, kuriuos reikia atlikti ir jie parodo jo esamą būklę. Tai mes džiaugiamės to, kad mes būsime pirmieji, kurie tą dalyką darys ir dar džiaugsimės tais, kurie norės iš mūsų paimti tą programą ir kad jie galėtų toliau testuoti savo vaikus. Esame numatę ir skatinimo priemonės už tai, nes šiuolaikinis jaunimas, manau, jauni žmonės visi, jie nori mainais gauti kažką tai. Už tai, ką jie kažką tai padarė. Vien pažymio čia neužtenka kartais. Tai šiai dienai mes turime fizinio pajėgumo ženklelį, antsiuvą, taip kaip Lietuvos kariuomenė turi pasitvirtinę savo būtent fizinio pajėgumo normatyvus ir galimybę užsitarnauti antsiuvą. Taip mūsų vaikai taip pat turi antsiuvą, kuris fiziniai normatyvai pas mumis būna rudenį ir pavasarį. Tai kiekvienu atveju vaikas stengiasi turėti antsiuvą, pasižiūrėti, pasidžiaugti, ypač džiaugiasi tėvai. Ir susilaukiam net iš tėvų tokių klausimų, o kodėl mano vaikas neturi antsiuvo? Tada būna motyvacinė priemonė, tai gal kartu su vaiku pradėkite sportuoti. Sportuoja tėvai? Priverčia? Tas su ta privertimu yra šiai dienai labai sunku, nes negalime priversti to, ko nenori daryti. O kaip su telefonais yra? Leidžiat naudotis? Ar priverčiat nenaudoti? Ar naudoti tik tam tikrom valandom? Šiaip mes turime iš tikrųjų tokį susikūrę laiką poilsis nuo telefono. Jie ateina į ugdymo įstaigą. Pas mumis 7:30 mes pradedam savo veiklas. Tai yra konsultacijos, kada jeigu vaikams yra sunkiau truputį su mokslais, jis ateina pas mokytojus, jie ten fiziką, matematiką, lietuvių, anglų mokinasi papildomai. Tada 8:15 turime bendrą mankštą. Ir tada po mankštos visi vaikai sudeda į dėžutės telefonus. Būrininkai mūsų surenka juos ir tada nuneša į tam tikrą vietą po priežiūrą. Ir tada telefonai grąžinami yra 17:30. Antra, čia vienas gražiausių dalykų yra. Aš pats man teko praėjusiais metais Tailande mokyti anglų kalbos mažam visiškai miestelį. Ir vaikai jaunesni buvo nuo praktiškai darželinukų 4 iki 12 metų. Taip. Ir aš taip galvoju, kodėl jie yra kažkaip kitokie, kažkaip kitaip bendrauja. Ir paskui kokią galbūt 2 savaitę ėjo ir supratau, velnis, nei vienas iš jų neturi telefono. Ir tas bendravimas, kurį aš prisimenu galbūt iš darželio dalies pradinių klasių, taip. Bet jau paskui, kai atėjau į 5 klasę, to nebebuvo. Visi įlindę į savo telefonus, tai man atrodo, irgi jie kitokie, labiau bendraujantis tie jūsų moksleiviai. Jie stengiasi dabar tą bendrauti, nes ir skatiname tą dalyką daryti. Ir tas, jeigu mes žiūrėtume toliau, 3, 4, 5 metai, ir jeigu mūsų kadetai pataps kariais, gal baigia karo akademiją, taps ir karininkais, atsitiks toks atvejis, kada nebus ryšio. Ir tada jau, jiems tai bus įprasta, kad ką daryti, jeigu aš neturiu telefono ir kai man reikalinga yra susisiekti arba galų gale sukomunikuoti su kitu draugu savo. Tai šiai dienai tikrai turime didelį iššūkį mūsų visuomenę, nes telefonai paėmė visą dėmesį, ne tik tai tarpusavio santykiuose tarp draugų, bet ir santykiuose tarp šeimos narių. Dar vienas svarbus akcentas turbūt yra pilietiškumo skatinimas, kaip
tuo yra užsiimama licėjumi, kokios išskirtinės priemonės taikomos, daugiau kažkokių pilietiškumo pagrindų pamokų? Pilietiškumas yra labai plati savoka ir vien tik tai mokykla, jinai negali realizuoti visko. Čia turi būti įtraukta visa bendruomenė. Ir galbūt aš paimčiau tą pilietiškumą gal prie tokio kaip veiksnio, galbūt kaip visuotinė gynyba. Pilietiškumas tai yra visuotinė gynyba ir šioje vietoje kiekviena iš ugdymo įstaigų jinai gali tapti vienetu. Nes, kaip mes ir su jumis turbūt kalbėjom, tas jūsų ir sekėjų ratas, ne? Jeigu mes dabar paimsime jūsų irgi kai vienetas jau esate, ne? Nes jūs skleidžiate tą žinią, kalbate su įvairiais pašnekovais ir tokiu būdu irgi jūs to prisidedate prie tos visuomenės tokio bendrinimo. O jeigu mes imame kaip ugdymo įstaigą, tai yra ta visuotinė gynyba. Tai pas mumis yra vaikai, yra mokytojai, instruktoriai, ūkio personalas, grubiai apie 400 žmonių. Taip, bet šalia viso šito mes dar turime vaikų tėvus, tai mes, imkime, dauginkime iš 1,5, nes ne visi iš tikrųjų gyvena vienose šeimose, darniuose, kiti su vienu iš tėvų arba su globėju, tai yra dar kiek? Mes turim 600. Taip. Tai grubiai tai mūsų ugdymo įstaiga, kai vienetas yra 1000. Tos jūsų vadinamas tas pilietiškumo, tai mums yra įdomu, kad mūsų tiek vaikai, tiek tėvai, tiek mūsų visas personalas ugdymo įstaigose galvotų vienodai. Kaip ir tas modelis visuotinė gynyba, mes turime žinoti ir turime skleisti tą žinią kiekvienam, kur yra mūsų vieta mūsų šalies gynyboje. Pavyzdžiui, ne visi su ginklu rankose. Tai reikalingas yra ir būtent galbūt sriubą reikia išvirti, galbūt reikia kažkam tai padėti pertvarstyti. Tai ir tas jūsų tas žodis pilietiškumas, jisai sueina būtent į šitą dalyką, kad mes turime skleisti. Aš nekalbu apie valstybinės šventes. Čia yra atskira tema. Bet tas pilietiškumas, mokėti padėti artimui. Tai mūsų pavyzdys, kada vaikai gelbėjo suaugusius. Taip. Kitas pavyzdys yra pilietiškumo ten padėti tiem, kuriems reikia pagalbos galų gale ukrainiečiams. Irgi renkame paramą, ten siunčiame, priimame ukrainiečių vaikus ir mokytojus, kad jie galėtų pailsėti. Tai čia irgi tas pats. Tokiu per šitas tas minkštasias veiklas mes tengiamės būtent parodyti kitiem, kad galima daryti tokį modelį. O vien tik tai, kad pilietiškumo pamokas, kaip ir nacionalinį saugumą gali vesti, nesakysiu bet kas, bet turint medžiagą, praveda ten 45 minučių pamoką ir viskas, eina toliau prie savo kitų uždavinių. Ir tada tam vaikui, taip, užtriks tas dalykas, bet ne tiek, kiek, pavyzdžiui, einant per tokias minkštasias veiklas. Tu, Martinai, jeigu atsuktume laiką, norėtum išbandyti save kadetų licėjai? Šiaip norėčiau, toksai skamba prestižas, gal būtų taip pasididžiavimas. Jaučia šiaip kadetai kažkokį prestižą, kad jiems garbė būti to dalimi? Mes einame į tai, bet mums yra labai sunku, nes šiai dienai turime mes 12 metų tik tai amžių. O kas yra 12 metų? Tai yra labai mažai. Tai kada kūrėsi pati ugdymo įstaiga prieš 12 metų susidūrė su labai dideliais sunkumais ir tuometinis vadovas, norint atidaryti tą ugdymo įstaigą, tikrai dėjo labai pastangų, kad tai būtų. Ir tikrai atėjo vaikai, motyvuoto buvo, bet ir atėjo tokių, kurie sakydavo, ką aš čia veiksiu, čia gal man kokia čia tvarka, ir tai skaldė. Ir nuo sukūrimo kokius 6-8 metus mes turėjome tokią etiketę, kad jeigu tu niekur netinki, tu eini į kadetų licėjų, ten tavo vieta ir tu galėsi būti. Ne? Tai ką reiškia iš 12 metų 6 metai, ne, su tokia etiketė. Tai reiškia, tas šleifas tęsiasi. Paskui dar turėjome vieną tokį irgi, kalbame su tėvais,
irgi etiketė kita būdavo, kad čia tau uždės uniformą, tai iš muštros ir viskas bus gerai. Galėsi manęs klausyti pagaliau. Jo, galėsi grįžęs namo klausyti. Paskui dar tokią vieną turėdavome, kad iš kitų mokyklų ateidavo tokios žinutės, kad mokytojai sakydavo, jeigu tu nesimokinsi, mes tave nusiūsim į kadetų licėjų, o ten tau bus ir vieta. Tai su šitu šleifu mes gyvenome 8 metus. Ir šiuo metu dabar įvyksta pokytis, per pastarosius gal 2 metus, imkime, kada mes darome atranką, kurio metu šiais metais reikės, kaip pavyzdys, išlaikyti testus, kurie testai tai yra susideda iš 5 dalykų, tai yra matematika, anglų, istorija, lietuvių, kūno kultūra yra, kada yra įvestas komandinių ir individualių testų, įvairios užduotis yra. Ir būtent per tokias veiklas mes stengsimės atsirinkti tuos, kaip pačioj pradžioje sakiau, kurie turi pareigą, kurie yra nusiteikę savo gyvenimą sieti su būtent tarnystę Lietuvai, tarnystę mūsų šaliai. Ir tam reikia labai daug pastangų įdėti, labai daug. Ir ne tik tai tas etiketės, kurios yra pas mumis uždar jas šveisti su ūkišku muilu, nes kitas neima. Bet ir kalbėti su tais vaikais, kurie kartais patenka čia per klaidą, nes tėvai norėjo labai. O vaikas yra meniškos sielos, arba vaikas yra visai kitų polinkių turintis. Tai šioje vietoje ir mūsų pokalbį ir su tėvais yra. Tai dabar yra toksai virsmas ir būtent tapę krašto apsaugos sistemos dalimi, mums išauga dar didesni reikalavimai, dar didesnė atsakomybė, kad mūsų vaikai deramai atliktų pareigą, stoja į tarnybą. Kalbant apie šitą tapimą dabar dalimi krašto apsaugos ministerijos, atsirado pavaldumas būtent po ministeriją, sakote, atsiranda ta atsakomybė. Kokią naudą duoda apskritai licėjui šitas atsiradęs pavaldumas? Manau, kad didžiausia nauda, jeigu jūs sakysite, tai yra stabilumas. Nes per pastarosius 2, 3 ir daugiau metų, bet tai suktėjo praeitais metais, iš vis mes buvo iškilęs klausimas dėl reorganizacijos mūsų kaip ugdymo įstaigos. Ir kada yra toks geopolitinė situacija ir uždaryti ir tokio tipo mokyklą, tai manau, kad čia jau praeitis ir jau gal nereikėtų daugiau gilintis į tą, bet žinoti istoriją yra būtina. Tai, kaip ir minėjau, šiai dienai mes turime stabilumą, turime labai daug iššūkių su įvairiais klausimais, bet požiūris įvairių krašto apsaugos ministerijos departamentų mane stebina gerąją prasme, dėl kad į ką mes kreipiamės, visada yra nuoširdus palaikymas, nuoširdus yra informacijos dalinimasis ir matosi, kad jiems įdomu yra, kuo mes gyvename. Tai čia yra labai svarbu. Kitas yra dalykas, tai yra bendradarbiavimas ir su kitomis yra pavaldžiais vienetais, tai imkime ir tą pačią karo akademiją, tai ir tą pačią, imkime, kad ir karinius vienetus, kurie yra Lietuvoje. Tai matome tame, kad ryšys, jisai tik tai stiprėja. Tai mes nuo spalio mėnesio tik tai esame, tai mums labai daug ką reikia įsisavinti, bet mes pasiruošę tam esame, nes rankų nenuleidžiam. Ar lūkestis yra, kad nuo šiol prisiviliosit daugiau kadetų ir išugdysit daugiau būsimų kariūnų, lyderių? Lūkestis yra augti? Augti gal nėra, lūkestis yra išsigryninti labai aiškiai į mūsų stipriasias pusės. Ir eiti į kokybę. Taip, ir eiti į kokybę, nes mūsų kariuomenės vadas yra pasakęs, kad mes turime gebėti ryžtingai veikti.
Tai reiškia, mes turime sudaryti tokias sąlygas mūsų jaunam žmogui, kad išugdyti jo ryžtingumą veikti. Tai nes jis atėjęs į kariuomenės vienetus, kaip 9 mėnesių karys, ar tai atėjęs kaip karininkas, jisai turi turėti gebėti drąsos priimti sprendimus, atsakyti už savo žodžius, atsakyti už savo veiksmus. Tai va, mūsų ugdymo įstaiga, ir ne tik tai mūsų ugdymo, visos mokyklos tą dalyką turi labai stipriai ieškoti galimybių tai daryti, kad jaunas žmogus, kuris yra ugdymo įstaigoje, jisai nebijotų savo pasakytų žodžių ir nebijotų laikytis to, ką yra pasakęs. Man atrodo, jūs darot fantastišką darbą, jūsų kadetų licėjus daro fantastišką darbą ir apie tą atsakomybę ir buvimą visuotinės gynybos dalimi parodo tas istorijos, apie kurias pasakojat. Jeigu dabar mūsų klauso ar tėvai, ar vaikai, kaip jie gali tapti kadetais, kadetų licėjus moksleiviais, ar tu gali būdamas 6, 7, bet kuriuo metu prisijungti, ar priima tik 5 ir paskui 9. Kvietimas ir galbūt informacija tiems, kurie po šito pokalbio galvoja, velnias, norėčiau būti šios mokyklos, unikalios mokyklos dalimi. Dėkui iš tokį pasakymą, kad tai yra unikali, tai gal mokykla, kur jinai ugdo tuos vaikus, o tie, kurie nori pasirinkti mūsų ugdymo įstaigą, tai turime mes atvirų durų dienas ir tą informaciją galima sekti interneto puslapyje kadetulicėjus.lt, kurio būtent ten visas turėtų būti informacija sudėta apie tai, kur vyks atranka, kiek jinai truks, kam reikia ruoštis, kokie fiziniai pajėgumai reikalingi yra, kokie pažymiai reikalingi. Tai ten ras visą informaciją ir tikrai galų gale yra telefonų numeriai. Jeigu yra, ar tai raiška telefono subraižyta ekrano blogesnė, visada gali telefonu paskambinti, tai visada mes esame pasiruošę atsakyti. Tai. Man dar iš tikrųjų įdomu būtų dar vienas dalykas, gal yra kažkokių sėkmės pavyzdžių, kas jau iš pirmųjų, sakykime, laidų licėjaus jau yra pasiekę, baigę, ta prasme, licėjų ir nuėję kažkur į tarnybą, į akademiją, kokie galbūt yra įkvepiantys pavyzdžiai, kuriais galite pasidalinti. Čia labai geras klausimas, ačiū. Iš tikrųjų, tai turime kuom pasidžiaugti, nes gal pradėsiu nuo to, kad dėl to šleifo, kada buvo ir pas mumis atėjo vienas toks jaunas vaikinukas, 10 berods klasę, ir buvo toks, labai individualistas didelis, susispyręs iki negalėjimo ir sako, čia man ta karyba iš vis nereikalinga, yra čia aplamai čia ką aš čia veikiu, bet sako, aš labai geras esu sportininkas. Gerai, sakau, žiūrim tavo rezultatus. Tikrai rezultatai geri buvo pas jie. Mes sakau, gal čia mokslai irgi reikalingi yra, sakau, nes vien tik tai fizinė jėga tu nelabai gali pasiekti, reikalingas yra ir truputį ant galvos kompiuteris esantis. Jo, sako, gal, sako, jūs ir teisūs. Ir viskas. Ir mes su juo bendraudami pasiekėme taip, kad jisai baigęs kadetų licėjų, jisai išėjo į karo akademiją ir 2 metus iš eilės buvo vienas iš geriausių kariūnų. Antras variantas buvo irgi vaikinukas pas mumis mokėsi nuo 5 berods klasės ar nuo 7, aš dabar jau pameluot bijau. Irgi užsispyręs iki negalėjimo, čia karyba jam ne, čia aš irgi nedarysiu, aš čia noriu verslininkas būti ir, gerai, sakau, jokių problemų. Bet po truputį irgi bendraudamas, toje aplinkoje jisai būdamas, jisai suprato, kad čia ir jo gali būti kelias, bet kažkurioje vietoje, žinau, kiek dabar atsimenu, mes visada išleidžiam iš mokyklos, rikiuotę, patikrinimas yra ir jisai pabėgo vieną kartą. Aš jį telefonu susigrąžinau atgal, sakau, kaip tu čia taip, sakau. Sako, šiandien noriu būti. Gerai, sakau, bet sakau, mūsų tokios taisyklės ir mes, negalim kitaip elgtis. Tada aš išeinu. Gerai, sakau, išeik.
Nu, jisai susirinko savo daiktus, mama atvažiavo pasirašė dokumentą 10 klasė, atrodo buvo, ir išėjo jisai. Ateina rugsėjo mėnuo, po metų, jisai stoja prie durų, sako, tamsta, sako, aš norėčiau sugrįžti į 12 klasę. Nu, gerai, sugrįž, sakau, jeigu jau tu taip nori. Nu, ir jisai dabar sugrįžo ir dabar yra taip pat, karo akademijoje mokosi ir yra uolus, užsispyręs ir tikslo siekiantis kariūnas. Tai tokių pavyzdžių mes labai turime daug. Ir dar vienas pavyzdys yra, kurio mes irgi, bet tas pavyzdys yra mūsų iš bendravimų su Ukraina. Žinau, jeigu dar tą temą mes galim paliesti, nes tai yra labai svarbu, nes prasidėjus karui mes labai artimai bendradarbiavome su būtent ukrainiečių Lvovo kadetų licėjumi. Tai yra patirtis, kaip ugdymo įstaiga veikia karo sąlygom, mums yra neįkainuojama šiai dienai. Ir dabar kiek įmanoma dalykų, tiek mes stengiamės semtis tos patirties, nes pats su ugdymo įstaigos vadovu pulkininku Juriu Gusaru mes bendravom beveik kiekvieną dieną. Nes jų vaikai atvažiuoja pas mumis, mes taip pat vaikus vežamės tenai, kad jie pamatytų, kokiamis sąlygos mokosi jie karo metu. Tai oro pavojus, jie leidžiasi į rūsį, oro pavojus per dieną būna per naktį 2 kartus. Ką reiškia neįsimiegoti ir paskui 9 valandą sėdėti pamokose. Fizinis pajėgumas. Tai šioje vietoje mes kaip ugdymo įstaiga irgi tokį projektą vykdėme, kada kvietėmės iš Ukrainos atvažiuoti vadovus, būtent vadovą ugdymo įstaigos ir mes sukvietėme visus mokytojus, direktorius Kauno miesto ugdymo, kad jie pasiklausytų, kaip reikės priimti, ką reikės daryti, kokiu priemonė reikės imtis, norint, kad atsitiktų. Tai vat patirtis, sakote jūs, tai mes važiuodami tenai, mūsų vaikai jau bendrauja su jų vaikais. Jo, ir jau mes kaip vadovai ugdymo įstaigai šitoje vietoje esame tik tai kaip tarpininkai, kada mes sujungiame vaikus, jų ir mūsų. Dabar jau bendrauja ir mūsų mokytojai, ir jų bendrauja mokytojai. Tai tas geras pavyzdys yra toksai. Nes pas mumis mokosi apie dabar jau 18 ukrainiečių vaikų, kurie taip pat yra pabėgę nuo karo. Tai kartu mes su jais mokomės ir lietuvių, ir ukrainiečių. Tai jūsų klausimą gal truputį per plačiai ištempiau, bet... Labai įdomu buvo. Ja, tai... Kaip sekasi ukrainiečiam mokytis lietuvių kalbos? Sunkiai, nes lietuvių kalba yra sunki. Šiandien su 6-okais jiems sunkiai lietuvių kalba sekasi, tai sudariau tokį sandorį su jais, kad jie 10 žodžių išmoksta lietuviškai, aš 10 žodžių išmokstu ukrainietiškai. Ir 4 kartus per savaitę mes su jais susitinkam 15 minučių, kol kas aš laimiu. Galėtume dabar pasakyti, ačiū, kad žiūrėjot, lauksime jūsų kadetų licėjuje. Ukrainietiškai aš tiek negalėčiau pasakyti, kiek jūs pasakėte, bet yra labai 2 stiprus žodžiai, tai yra duža dėkuju. Tai yra didelis ačiū. Ačiū labai, didelis ačiū. Jo, tai ačiū labai, kad jūs esate ir tokį projektą užsukote.